Penktas skirsnis. Seimas. 55 straipsnis. Seimą sudaro tautos atstovai 141 Seimo narys, kurie renkami 4 metams, remiantis visuotinę, lygią, tiesioginę rinkimų teisę ir slaptų balsavimų. Seimas laikomas išrinktų, kai yra išrinkta ne mažiau kaip 3/5 Seimo narių. Seimo narių rinkimų tvarką nustato įstatymas. 56 straipsnis. Seimo nariu gali būti renkamas Lietuvos Respublikos pilietis, kuris nesusijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei ir rinkimų dieną yra ne jaunesnis kaip 21 metų bei nuolat gyvena Lietuvoje. Seimo nariais negali būti renkami asmenys, nebaigę atlikti bausmės pagal teismo paskirtą nuosprendį, taip pat asmenys teismo pripažinti neveiksniais. 57 straipsnis. Eiliniai Seimo rinkimai rengiami Seimo narių įgaliojimų pabaigos metais spalio mėnesio 2 sekmadienį. Eiliniai Seimo rinkimai einantis po pirmalaikių Seimo rinkimų rengiami šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytų laiku. 58 straipsnis. Pirmalaikiai Seimo rinkimai gali būti rengiami Seimo nutarimu priimtų ne mažiau kaip 3/5 visų Seimo narių balsų daugumą. Pirmalaikius Seimo rinkimus gali paskelbti ir Lietuvos Respublikos prezidentas. Jeigu Seimas per 30 dienų nuo pateikimo nepriėmė sprendimo dėl naujos vyriausybės programos arba nuo vyriausybės programos pirmojo pateikimo per 60 dienų 2 kartus iš eilės nepritarė vyriausybės programai, vyriausybės siūlymų, jeigu Seimas pareiškė tiesioginį nepasitikėjimą vyriausybę, čia pirmalaikiai rinkimai skelbiami tais atvejais. Respublikos prezidentas negali skelbti pirmalaikių Seimo rinkimų, jeigu iki Respublikos prezidento kadencijos pabaigos liko mažiau kaip 6 mėnesiai. Taip pat jeigu po pirmalaikių Seimo rinkimų nepraėjo 6 mėnesiai. Seimo nutarime ar Respublikos prezidento akte dėl pirmalaikių Seimo rinkimų nurodoma naujo Seimo rinkimų diena. Naujo Seimo rinkimai turi būti surengti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sprendimo dėl pirmalaikių Seimo rinkimų priėmimo. 59 straipsnis. Seimo narių įgaliojimų laikas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai naujai išrinktas Seimas susirenka į pirmąjį posėdį. Nuo šio posėdžio pradžios baigėsi anksčiau išrinktų Seimo narių įgaliojimų laikas. Išrinktas Seimo narys visas tautos atstovo teisės įgyja tik po to, kai Seime jis prisiekė būti ištikimas Lietuvos Respublikai. Seimo narys įstatymo nustatyta tvarka neprisiekęs arba prisiekęs lygtinai netenka Seimo nario mandato. Dėl to Seimas priima nutarimą. Pareigas eidami Seimo nariai vadovaujasi Lietuvos Respublikos konstitucija, valstybės interesais, savo sąžine ir negali būti varžomi jokių mandatų. 60 straipsnis. Seimo nario pareigos, išskyrus jo pareigą Seime, nesuderinamos su jokiamis kitokiamis pareigomis valstybinėse įstaigose ir organizacijose, taip pat su darbu verslo, komercijos bei kitose privačiose įstaigose ar įmonėse. Savo įgaliojimų laikui Seimo narys atleidžiamas nuo pareigos atlikti krašto apsaugos tarnybą. Seimo narys gali būti skiriamas tik ministru pirmininku ar ministru. Seimo nario darbas, taip pat išlaidos susijusios su jo parlamentinė veikla, atlyginimos iš valstybės biudžeto. Seimo narys negali gauti jokio kito atlyginimo, išskyrus atlyginimą už kūrybinę veiklą. Seimo nario pareigas, teisės ir veiklos garantijas nustato įstatymas. 61 straipsnis. Seimo narys turi teisę pateikti paklausimą ministrui pirmininkui, ministrams, kitų valstybės institucijų, kurias sudaro ar išrenka Seimas vadovams. Šie privalo atsakyti žodžiu ar raštu Seimo sesijoje Seimo nustatyta tvarka. Sesijos metu ne mažesnė kaip 1/5 Seimo narių grupė gali pateikti interpeliaciją ministrui, pirmininkui ar ministrui. Seimas, apsvarstęs ministro pirmininko ar ministro atsakymą į interpeliaciją, gali nutarti, jog atsakymas esąs nepatenkinamas ir pusės visų Seimo narių balsų daugumą pareikšti nepasitikėjimą ministru pirmininku ar ministru.
Balsavimo tvarką nustato įstatymas. 62 straipsnis. Seimo nario asmuo neliečiamas. Seimo narys be Seimo sutikimo negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, suimamas, negali būti kitaip suvaržoma jo laisvė. Seimo narys už balsavimus ar kalbas Seime negali būti persekiojamas, tačiau už asmens įžeidimą ar šmeižtą jis gali būti traukiamas atsakomybėn bendraja tvarka. 63 straipsnis. Seimo nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimų laikas arba susirenka į pirmąjį posėdį pirmalaikiuose rinkimuose išrinktas Seimas, jis miršta, atsistatydina, teismas pripažįsta jį neveiksniu, Seimas panaikina jo mandatą apkaltos proceso tvarka, rinkimai pripažįstami negaliojančiais arba šiurkščiai pažeidžiamas rinkimų įstatymas, pereina dirbti arba neatsisako darbo nesuderinamo su Seimo nario pareigomis. Netenka Lietuvos Respublikos pilietybės. 64 straipsnis. Seimas kasmet renkasi į 2 eilines, tai yra pavasario ir rudens sesijas. Pavasario sesija prasideda kovo 10 dieną ir baigėsi birželio 30 dieną. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10 dieną ir baigėsi gruodžio 23 dieną. Seimas gali nutarti sesiją pratęsti. Neeilinės sesijas šaukia Seimo pirmininkas ne mažiau kaip trečdalio visų Seimo narių siūlymų, o konstitucijos nustatytais atvejais Respublikos prezidentas. 65 straipsnis. Naujai išrinktą Seimą susirinkti į pirmąjį posėdį, kuris turi įvykti ne vėliau kaip per 15 dienų po Seimo išrinkimo, kviečia Respublikos prezidentas. Jeigu Respublikos prezidentas nekviečia Seimo susirinkti, Seimo nariai renkasi patys kitą dieną pasibaigus 15 dienų terminui. 66 straipsnis. Seimo posėdžiams vadovauja Seimo pirmininkas arba jo pavaduotojas. Pirmąjį po rinkimo Seimo posėdį pradeda vyriausias pagal amžių Seimo narys. 67 straipsnis. Seimas svarsto ir priima konstitucijos pataisas, leidžia įstatymus, priima nutarimus dėl referendumų, skiria Lietuvos Respublikos prezidento rinkimus, steigia įstatymo numatytas valstybės institucijas bei skiria ir atleidžia jų vadovus, pritarė ar nepritarė Respublikos prezidento teikiamai ministro pirmininko kandidatūrai, svarsto ministro pirmininko pateiktą vyriausybės programą ir sprendžia, ar jai pritarti, vyriausybės siūlymus steigia ir panaikina Lietuvos Respublikos ministerijas, prižiūri vyriausybės veiklą, gali reikšti nepasitikėjimą ministrų pirmininku ar ministru, skiria Konstitucinio teismo teisėjus, Aukščiausiojo teismo teisėjus bei šių teismų pirmininkus, skiria ir atleidžia valstybės kontrolierių, Lietuvos banko valdybos pirmininką, skiria savivaldybių tarybų ir savivaldybių merų rinkimus, sudaro vyriausiąją rinkimų komisiją ir keičia jos sudėtį, tvirtina valstybės biudžetą ir prižiūri, kaip jis vykdomas, nustato valstybinius mokesčius ir kitus privalomus mokėjimus, ratifikuoja ir denonsuoja Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartis, svarsto kitus užsienio politikos klausimus, nustato Respublikos administracinį suskirstimą, steigia Lietuvos Respublikos valstybinius apdovanojimus, leidžia amnestijos aktus, įveda tiesioginį valdymą, karo ir nepaprastąją padėtį, skelbia mobilizaciją ir priima sprendimą panaudoti ginkluotąsias pajėgas. 68 straipsnis. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė Seime priklauso Seimo nariams, Respublikos prezidentui ir vyriausybei. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turi taip pat Lietuvos Respublikos piliečiai. 50 000 piliečių, turinčių rinkimų teisę, gali teikti Seimui įstatymo projektą ir jį Seimas privalo svarstyti. 69 straipsnis. Įstatymai Seime priimami laikantis įstatymo nustatytas procedūros. Įstatymai laikomi priimtais, jeigu už juos balsavo dauguma Seimo narių dalyvaujančių posėdyje. Lietuvos Respublikos konstituciniai įstatymai priimami, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė visų Seimo narių, o keičiami ne mažesnė kaip 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma. Konstitucinių įstatymų sąrašą 3/5 Seimo narių balsų daugumą nustato Seimas. Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatos gali būti priimamos ir referendumu.
70 straipsnis. Seimo priimti įstatymai įsigalioja po to, kai juos pasirašo ir oficialiai paskelbia Lietuvos Respublikos prezidentas, jeigu pačiais įstatymais nenustatoma vėlesnė įsigaliojimo diena. Kitus Seimo priimtus aktus ir Seimo statutą pasirašo Seimo pirmininkas. Šie aktai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo, jeigu pačiais aktais nenustatoma kita įsigaliojimo tvarka. 71 straipsnis. Respublikos prezidentas Seimo priimtą įstatymą ne vėliau kaip per 10 dienų po įteikimo arba pasirašo ir oficialiai paskelbia, arba motyvuotai grąžina Seimui pakartotinai svarstyti. Jeigu nurodytų laiku Seimo priimto įstatymo Respublikos prezidentas negrąžina ir nepasirašo, toks įstatymas įsigalioja po to, kai jį pasirašo ir oficialiai paskelbia Seimo pirmininkas. Referendumu priimtą įstatymą ar kitą aktą ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pasirašyti ir oficialiai paskelbti Respublikos prezidentas. Jeigu nurodytų laiku tokio įstatymo Respublikos prezidentas nepasirašo ir nepaskelbia, įstatymas įsigalioja po to, kai jį pasirašo ir oficialiai paskelbia Seimo pirmininkas. 72 straipsnis. Respublikos prezidento grąžintą įstatymą Seimas gali iš naujo svarstyti ir priimti. Pakartotinai Seimo apsvarstytas įstatymas laikomas priimtu, jeigu buvo priimtos Respublikos prezidento teikiamos pataisos ir papildymai, arba jeigu už įstatymą balsavo daugiau kaip 1/2, o už konstitucinį įstatymą ne mažiau kaip 3/5 visų Seimo narių. Tokius įstatymus Respublikos prezidentas privalo ne vėliau kaip per 3 dienas pasirašyti ir nedelsiant oficialiai paskelbti. 73 straipsnis. Piliečių skundus dėl valstybės ir savivaldybių pareigūnų, išskyrus teisėjus, piktnaudžiavimo ir biurokratizmo tiria Seimo kontrolieriai. Jie turi teisę siūlyti teismui kaltus pareigūnus atleisti iš užimamų pareigų. Seimo kontrolierių įgaliojimus nustato įstatymas. Prireikus Seimas steigia ir kitas kontrolės institucijas, jų sistemą ir įgaliojimus nustato įstatymas. 34 straipsnis. Respublikos prezidentą, Konstitucinio teismo pirmininką ir teisėjus, Aukščiausiojo teismo pirmininką ir teisėjus, Apeliacinio teismo pirmininką ir teisėjus, Seimo narius, šiurkščiai pažeidusius Konstituciją arba sulaužiusius priesaiką, taip pat paaiškėjus, jog padarytas nusikaltimas, Seimas 3/5 visų narių balsų daugumą gali pašalinti iš užimamų pareigų ar panaikinti Seimo nario mandatą. Tai atliekama apkaltos proceso tvarka, kurią nustato Seimo statutas. Asmuo, kurį Seimas už šiurkštų Konstitucijos pažeidimą ar priesaikos sulaužymą apkaltos proceso tvarka pašalino iš užimamų pareigų ar panaikino jo Seimo nario mandatą, gali užimti Konstitucijoje nurodytas pareigas, kurių ėjimo pradžia pagal Konstituciją yra susieta su Konstitucijoje numatytos priesaikos davimu, kai nuo Seimo sprendimo, kurio jis buvo pašalintas iš užimamų pareigų ar panaikintas jo Seimo nario mandatas, yra praėję ne mažiau kaip 10 metų. 75 straipsnis. Seimo skirti ar rinkti pareigūnai, išskyrus Konstitucijos 74 straipsnėje nurodytus asmenys, atleidžiami iš pareigų, kai Seimas visų Seimo narių balsų daugumą pareiškia jais nepasitikėjimą. 76 straipsnis. Seimo struktūrą ir darbo tvarką nustato Seimo statutas. Seimo statutas turi įstatymo galią.